Stalun švediški duslintuvai. Turi 3 modelius. XS, X modelis ir XE modelis. Iš 3 duslintuvų galima padaryti 6 variacijas. Tai yra, XS modelis turi trumpiausią apatinę dalį, X turi vidutinę apatinę dalį, kuri užsimauna ant vamzdžio, ir XE turi ilgiausią. Kaip matėt, AC Ultra buvo užsukamas, šitas yra dalinai užmaunamas ant vamzdžio, taip išsikiša tik tai 108 arba 149 mm. Taigi dabar pabandysim 2 variantus su XS-u, tai bus 108 ir 148. To pasekoje mes turėsim nuo X-o nusukti priekį, kas yra ir patogu turint, pavyzdžiui, 2 kalibrus. 223 ir 308. Kaip pavyzdys, apatinė dalis su sriegiu tinka abiem ginklam, yra universalus, o pirma dalis keičiasi kalibras. Tai pasiema 2 viršutinės dalis kalibrui ir turite, kaip sakyt, 2 variantus. 2 duslintuvus pirkdami 1,5 duslintuvo. Taigi dabar imam XS ir 11 cm išsikišantį angalį. Gamintojai visi skirtingai nurodo, kiek decibelų gesina, sakykim taip. Tai tuos modeliukus irgi decibelus į lentelę surašysim, rezultatus surašysim, nes mes matematiškai patikrinti tik tai nebent galim. Ir darom 3 šūvius. Ir temperatūrą turim 48 priekis, 42 galas. Taip, dabar pakeisime tik tai priekinę dalį. Irgi jaučiasi įkaitęs, bet ne tiek, kiek AC Ultra SL7. Eina dūmai. Taip, dabar užsukam ilgesnį. Garsas irgi, tarp kitko, jau iš karto švelnus, bet dar lieka toks truputėlį nemalonus garsas. Atatranka irgi visai smagiai nuima. Temperatūra 25, kaip ir visų. Galas, aišku, karštesnis, jau atvėsa iki 34. Ir imam 3 šovinukus. Tarp kitko, termokamera pastatyta, tai bus įdomu pasižiūrėti, ant kiek tas šūvis, sakykim, visas ir duslintuvas keičiasi. Jeigu pavyks užfiksuoti, būtinai kelsim video vis tiek, bet kokiu atveju pasižiūrėti. Tai kaip tas šūvis vyksta ir ant kiek keičiasi duslintuvo, ta, sakykim, šiluma matoma. Gerai, važiuojam toliau su Stalun XS 149. Kaip ir sakiau, kadangi nespecialistas, tai nieko čia keista nėra. Pirmas šūvis visada šaltas būna, kaip sakyti, neprisipildęs duslintuvas orą ir visada rodo prastesnius rezultatus. Ir dėl to ir darome 3 šūvius, kad išvestumėme vidurkį, tiek pirmą, tiek antrą, tiek trečią. Ir, sakykime, medžiokliai galbūt tik tai pirmas visada įdomus skaičius, dėl to irgi matysit, koks jis yra, ir tiek vidurkį. Taigi vėl nulinam. 46,6, galas 47,4. Tai kaip ir normalu, kadangi galas jau antrą seriją laiko. Toliau bandysime X serijos duslintuvą. Turi didesnę ant vamzdžio užeinamą dalį ir turėtų gesinti daugiau decibelų. Taip, šitą mums reikės irgi vis tiek nusisukti. X108, 11 cm prailgėjanti. Vamzdis šiltas, bet tikrai negreitai šaudom, nekaista.
51 laipsnis, galinė dalis 44. 51. Ir čia jau turim iš karto pastebėjimą, kad XS versija su mažesne uodega ir ilgesniu priekiu užgesina daugiau decibelų negu didesnė uodega ir mažesnis priekis. Taigi dabar persukam priekį. Tikrai visada įsigijus duslintuvą rekomenduoju pasiskaityti instrukcijas, kaip prižiūrėti, kaip valyti, kas kiek laiko valyti, kokį tepaliuką naudoti, tam, kad nesugadint ir ilgai tarnautų ir džiaugtumėte savo įsigytų duslintuvu. Arba taip pasakykim, garso slopintuvu. Taip, toliau dedamės dar 3 šovinukus. Atatrankas tikrai nuima. Nėra labai daug, bet šūvis tikrai malonesnis. Ir garso prasme irgi jisai yra tikrai malonesnis. Bet dar ką noriu pasakyti, kad vėlgi šaudyklai šaudant yra pylimai, prieki pylimas, šonuose pylimas ir tas garsas aidas jisai visai kitaip eina, negu kad jūs medžiojate ant lauko, sakykime, ant kalniuko kažkokio. Ar ten pamiškiai, nepamiškiai, tai visada tas garsas bus skirtingas. Ar jūs šausit į miško pusę, ar nuo miško pusės, ar išilgai miško, sakykime, tai tas, ką dabar čia, sakykime, girdime, tai galim suprasti. Labai tikrai sunku net ausim nustatyti panašių diametrų, biškį ilgesnė, biškį trumpesnė tuos decibelų skirtumus, dėl to tas parodo kelių decibelų skirtumus tik tai aparatas. Na, paskui žiūrėsim, kai prieisim prie storesnių variantų. Jau rezultatas gerėja ir reiškia, dar bus sekantis geresnis. Kol kas pati geriausia grupė turbūt su drebančiam rankom. Ties viduriu 52,4 ir į galus atvėsta. Tai 52 viduriukė. Ir ties galu 46. Ir dabar eisim prie Stalūno rimčiausios versijos, ilgiausio modeliuko XE, kuris turi daugiausia užėjimą ant vamzdžio. Ta kamera irgi kažkiek veikia. Taigi XE 108, duslintuvai visi šiandien testuojami bus nuo 340 eurų iki 1150 eurų. Nu ką, važiuojam toliau. Aukščiausia klasė XE 108. Tai didžiausias KEM 7, KEM 8, 48. Tai sukam lauk tik tai priekinę dalį. Kitka ta šiluma tokia aliuminio tikrai malonesnė yra. Ir maloniau paimti negu kad nerūdijantis karštesnis. Bet medžioklė, aišku, tas įtakos tiek neturės. Jūs padarysit 1-2 šūvius, kol pareisit iki mašinos, kad nusisuk, tai jau viskas bus atvėsę. Stalūnas didžiausias. Matot, 31 cm, užeina 15 ant vamzdžio, 15 čia. Ir jau panašu, kad ta netiek duoda galinė dalis, kiek duoda priekinė dalis mums efekto. Na ir iškart galiu pasakyti, kad maloniausia šūvis su juo. Tikrai atatrankas iš visų daugiausia nuima. Tai 48,6 ir rašom 49 per centrą. Šūvis tikrai malonus, bet vienas pastebėjimas, irgi matysit ant taikinio, šaunant pirmi 2 šūviai vieną šalia kitą, trečias šūvis aukščiau ant 5 cm. Kas yra įdomu, kodėl taip darosi. Bet sunku pakomentuoti, kadangi tikrai nesu specialistas. Bandėm 6 variacijas Stalūno
Yra 3, sakykime, pagrindiniai modeliukai XS, va būtent šitas, pavyzdžiui, XS149, yra XS108, tada X108 ir X149 ir XE108 ir XE149. Tai visų 3 modeliai pagrindė skiriasi apatinė dalim, kuri užsimauna ant šautuvo vamzdžio. Tai yra, kuri atsisuka ir kiek jinai užsimauna. Tai XS yra mažiausia, X yra vidutinė ir XE yra didžiausia. Iš garso parametrų realiai matome, kad apatinė dalis, ar X, ar XS, ar XE, nelabai turi įtakos šūvio garsui. Įtaką turi priekinė dalis. Tai su 11 cm gesina mažiau, su 14,9 cm gesina daugiau. Ir tai vėlgi parodo lentutę, kurią irgi mes įkelsime, tai galėsit pamatyti visus skaičiukus. Tai pavyzdžiui, Stalun XE149 vidurkis yra 109,5 decibelai, neskaitant pirmo šūvio 108,4, o Stalun X149 yra irgi taipogi 109,2 decibelo ir neskaitant pirmo šūvio šalto 108,8 decibelo. Tai nors apatinė dalis skiriasi, garsas yra toks pats. Tai tas tūris galinis turbūt nebent gal kažkiek atatrankos nuima, kurią šaudant su pečiu tai nėra taip lengva pamatuoti. Bet dirba tikrai gerai, netgi mažiausias XS, kur maža uodegytė ir 11 comų priekis, gesina vidutiniškai iki 112,4 be šalto šūvio ir iki 113,3 su šaltu šūviu. Tai iš esmės palieka tik tai tą kulkos greitį apie 110 metrų per sekundę. Tai tikrai rekomenduoju, geri, patogus valdymas ir ne per sunkiausi, viskas su jais gerai ir tikrai patiko, kaip duslintuvai, kaip dirba, kaip viskas tikrai patiko.